Taigi sveiki visi žiūrintys mano video kanalą. Savaitgalis, kokios 6 valandos. Atvažiavau, geras draugas pakvietė apsilankyti Linelio ežere. Buvau čia prieš keletą metų. Šį kartą atiteko laisvas buvęs antras sektorius. Čia nesu gaudęs, bandysiu kažką ieškoti. Nu jau tiksliau ieškojau. Tai realiai nieko kažko tai neradau. Visur metant markeris kaip ir kyla, bet dugnas visiškai lygus, yra dumbliuko, maždaug apie 100 metrų nuo kranto, 7, 7,5, 8 metrai gilis ir toks gilis tęsiasi iki maždaug 20 metrų nuo kranto. Ir po to jau eina staigus pakilimas ir visas toks va ir ežeras. Aišku, kažkas panašaus į ilgį, bet ilgyje yra ten daugiau tokio dumblo, kuriame nekyla markeris, o čia jisai kyla visur. Tai ta prasme, to dumblo yra, bet nėra labai daug. Taigi po to čia antras sektorius turi iš dešinės pusės tokią įlanką link trečio sektoriaus. Ten apžiūrėjau ir ten maždaug ant 45 metrų nuo lieptelio radau jau pakilimą į 4,5-5 metrus ir prasideda jau kietas dugnas. Nu, tiksliau aš palei kranto liniją kaip meti, tai po dešinę, jeigu va, ten yra įlanka, čia lieptelis, stovi meškerės ir va tenai va reikia mesti. Kau ten gaudimą, labai kaitri saulė, neaišku, ar čia kažkas kibs šį savaitgalį, apie 28-29 laipsnių šilumos, bet ką darysi, reikia žvejoti. Taigi, kuo jaukinsiu šį kartą? Tai jaukinsiu, gaudysiu ir jaukinsiu sorsu ir jau taip pat jaukinsiu svitaigeriu. Dar šiek tiek naudosiu pelečių mikso. Tigrinį riešutą dar naudosiu, neskaldytą šį kartą, jau, taip sakant, neskaldytą cielą tigrinį riešutą ir šiek tiek kanapių. Gaudysiu, pasirinkau, kadangi atstumas nedėlis ir dugnas toks pakankamai kietas, tai pasirinkau savo mėgiamą running rig sistemėlę, 2 ozų svareliai. Galvoju pradžiai dėti 6 kabliukus, bet po to pasirinkau Razor 8. Jie tokie šiek tiek trumpesni. Va. Jeigu matot, nėra tokios ilgos galūnės, tokie trumpesni. Ir masalai, tai yra sorsas su banano ananasu, taip pat sorsas su Secret Slammeriu ir tigrinis riešutas su plaukiančiu plastikiniu kukurūziuku. Nu, sorsas tai naudoju hardinant masaliukus, kad jie išlaikytų prie šilto vandens ilgesnį laiko tarpą. Nu ir ką, kaip ir pasiruošiau, vietą susiradau, bandysiu užsimest, gal rytoj bandysiu centre arba biški kairiau užsimesti zigą, pabandyti čia vanduo pakankamai skaidrus, pabandysiu gal čia pazyginti, gal kažkas gausis, o dabar bandau mestis, pasidarysiu PVA, į PVA gal įdėsiu tik tai boilius dėsiu, gal, nu, dar pasigalvosiu, ką čia įdėti. Įdomus ežeras, žinau, kad žuvies yra pakankamai daug, taigi bandom užsimesti, jaukinamės ir bandom kažką sugauti. Taigi užsimečiau, kaip ir sakiau, meškeris užmestas tikrai netoli, link trečio sektoriaus į įlanką, apie 45 metrai nuo liepto, pasidariau pašarą, ir skaldyti boiliai, tigras ir kanapė. Naudoju tokį stavelį, beveik metus laiko, Car Spirit, tikrai jokių priekaištų, puikiai telpa dideli kibirai. Dabar bandysiu kažkaip pasišerti 45 metrus. Taip atsargiai, nieko nepadarysiu, toks jau čia atstumas. Taigi vakaras, biškį atvėso, jeigu čia toksai pavasaris, tai kokia bus vasara, dabar apie 28, ką reikės daryti vasarą, aišku. Sektoriuose matau, yra žmonių, aišku, gal iš jų nesimato, vyrai su laiveliais plukdosi, bet nieko nepadarysi. Tam ir
irgi yra, už manęs pirmam irgi yra, žodžiu. Tikrai ežere gausu žvejų. Ežeras lankomas žvejų. Tikiuosi, naktį kažkas pasirodys. Taigi, labą rytą. 7 valandos, kibimo nebuvo. Girdėjau pas kolegas, iš dešinės buvo liktai kibimas ir iš kairės buvo išvažiavimas, dirbo signalizatoriai naktį. Nu, ten biškai kitokie sektoriai ir gaudo su laiveliais. Tai šioks toks galbūt pliusas, nes labai koncentruotai pajaukinama ir labai tiksliai nuleidžiama yra masalas. Nu nieko, aš dabar persimesiu, uždėsiu vieną zigą ant kraštinės meškerės, ant kairės ir bandysim pasijaukinti, persimesti ir kažką sumedžioti. Kągi kibimas buvo?
Taigi pavyko ištraukti, pasvėriau 8,9. Aišku, reikia kabliuką išėmus dezinfekuoti, nepamiršti to daryti, kad nepasigautų žuvis kažkokios tai infekcijos. Tai va, aš jums dabar jį gražiai parodysiu. Gražus Linelio ežero gyventojas. Tai ką, darau foto ir paleidžiu. Na ką, paleidinėjom. Ko gražų egzempliorių. Man reikia biški daug kovos, daug jėgų atidavė kovai. Atsigauti reikia žuvytei. Grįžta į savo stichiją. Taigi po kibimo įmesiu kelias spombas. Tai čia yra, kaip matot, skaldyti boiliai, tigras, peletės ir šiek tiek kanapių. Gausis kokios 5-6 spombas. Toli čia negaudau. Tai labai dar netgi sudėtingiau pašerti negu ant tokio normalaus atstumo 80 metrų. Tai va, kai gaudė ant 5 metrų, reikia labai atsargiai viską šitą daryti. Vėl nelatas kilimas. Apatinė škerė. Po pajūtinimo praėjus gal.
Taigi antras kibimas, ilgai laukti nereikėjo, iš tos pačios vietos. Šį kartą mažesnė, 7 kg 250, bet panašiu tą pačią vadą. Bet viena pusė mėgsta matyti valgyti, viena pusė smarkiai pažeista lūpos. Tai ir ją kartu papurkščiu. Mane neužkibo ant iš sveikos pusės. Taigi parodau. Ojej, tu koksai. Ojej, koks tu čia. Važnas, skiauterė kelia. Va, 7 kg. Gražus Linelio gyventojas. Taigi foto ir leidžiam. Taigi 5 valandos. Toks keliauja frontas. Atšalo, pasikeitė vėjas. Su žaibais, su lietum eina. Kibimų daugiau nebuvo. Mačiau iš dešinės vyrai ištraukė žuvį. Iš 3 sektoriaus. Liktai buvo kibimas čia šitam 8, bet taip nemačiau, kad ištrauktų, bet gal ir buvo kibimas. Pas mane kol kas ramu. Zigas irgi tyli. Kol kas tie 2 kibimai. Taigi, kol kas dar laukiu. Kokią 7 persimesiu. Ir pasijaukinsiu. Taigi, kibimas, pamaganė pašėrimo, žuvytė tikrai nedidelė, bet nuo to tikrai kaip kai kimba nematai, ar nedidelė ar ne. Taip, dezinfekuosim lūpytę, parodysiu šubį, svert nesversiu, čia maždaug apie, maksimum apie 2 kg, gal biškį daugiau. Naujas gyventojas šio ežero. Štai jisai, veidrodinis mažas karpiukas, užkybo ant svitaigerio su ananaso viršūnė. Nu, ką, nudžiugino. Paleidžiam, nesifotografuosiu, bet paleidžiam ir laukiam stambesnių laimikių. Lygtai kibimas.
Ką tu uždarinai? Čia jau gražus žvynuotas. Torpėda. Taigi, vakarinis gražuolis, ežero senbuvis, žvynius, 11 kg. Nedažnai matyt pasitaikantis ant šito. Žvynius, torpeda. Labai ilgai nenorėjau tik graibštą. Labai graži žuvis. Tikras kovotojas. Ilgai nepasidavė. Daug gerų emocijų suteikė. Taigi darau foto ir paleidžiu atgal šitą senolį į jo gimtąjį ežerą. Kągi, labą rytą. Naktis visiškai praėjo ramiai, kibimų nebuvo, sektorius matyt čia labiau toks gal dieninis. Vakar, kai paskutinis buvo jau prieš tamsą kibimas. Naktis labai rami, leido išsimiegoti, aišku, atsikėlus odų belekiek, be priemonių turbūt sunku būtų čia ištverti, bet nieko nepadarysi, odai tai yra žvejo kasdienybė, galima sakyti. Taigi persimesiu, šiek tiek pajaukinsiu ir gal dar pasirodys koks rytinis šio ežero gyventojas. Kągi, viskas, kas gera ir malonu kažkada baigėsi. Taigi sekmadienio popietė, daugiau kibimų neturėjau, nors vakar tokiu pačiu metu buvo 2 kibimai vienas po kito, patys pirmieji, jeigu prisimenat. Šiandien diena jau kitokia, aišku, irgi toksai link lietaus, šiluma dar tokia pakankamai didelė eina, bet daugiau kibimų nėra, taigi baigiau čia žvejybą. Manau, kad žvejyba tikrai pasisekė, pavyko sulaukti 4 kibimų, pagauti 3 tikrai gražius karpius, didesnius, vieną naują gyventoją šio ežero. Ežeras yra prižiūrimas, tvarkomas, gražus, malonu atvažiuoti, visur tvarkinga, nušienauta. Tikrai, manau, teks apsilankyti čia dar kažkada, susikauti gal rudeniop su šio ežero monstrais, nes jų tikrai čia ir yra. Taigi, o dabar žvejybą baigiau. Kas laukia kitą savaitę, jau po 4 dienų startuoja pirmas Lietuvos čempionato etapas. Mes jame būsim, etapas Kintuose startuoja, yra 2 zonos, geri blogi sektoriai, žodžiu, įdomi kova bus, susirinks 20 stipriausių Lietuvos komandų, atsirinks rinktinę, važiuosim į Chorvatiją, žodžiu, laukia įdomus sportinis sezonas, o dabar tai ką, kam patinka spaudžiam like, prenumeruojam mano kanalą ir iki susimatymo kitose žūklėse.